ir šiandien galvoju, kad šita tema yra be galo svarbi, be galo svarbi. Ir aš noriu užduoti jums klausimą, kas mus išlaiko? Ja, Dievas. Dievas, kuris yra ir godėjas, ir įkvėpėjas. Dievas, kuris teikia malonę. Bet brangi, rašte yra istorijų, kad Dievas ir nuskriaudžia. Ir dažną kartą, tas skriauda, tas skausmas mūsų išgyvenamas, jis yra realus, jisai čia nėra kažkokia iliuzija. Labai dažnai jisai realus, jisai tikras. Mūsų praradimai, kažkokios tai nepagydomos ligos, kūno kančia. Ir daug dalykų mes nebesuprantame ir mes sakome, už ką man tai, kodėl man tai neteisinga. Ir aš pamačiau, kad mus išlaiko Dievas, bet ir ne tik. Dievo mes ne visada suprantam. Ne visada suprantam. Mes žiūrim ir nesuprantam, kam, ir mes sakom, kam visą tai, kokiu tikslu visą tai, už ką man tai, dėl ko tai vyksta. Audrius labai dažnai mums primena vieną labai svarbią rašto vietą. Jo pamokslą, ar myli mane, aš prisimenu iki šiandien. Mane tai labai palėtė vidui. Tas išgyvenimas, ta dvasia, kuri buvo perteikta. Bet ta rašto vieta, kurią Audrius mini, tai yra apie šventąjį raštą, kuris labai dažnai mini. Visas raštas yra įkvėptas. Kam? Pirmas žodis. Barti yra antras žodis. Mokyti. Visas Dievo žodis yra įkvėptas Dievo, įkvėptas šventosios dvasios. Mokyti. Ir šitas žodis mokyti daugam nepatiks, kai pasakysiu, ką tai reiškia. Koks tai yra terminas. Ypač tiems žmonėms, kurie ieško jausmo, išgyvenimo, patirties pirmiau nei mokyti. Krikščionims, kurie ieško išgyvenimo su Dievu, pirmiau nei mokyti. Nors patirtis ugdo ištvermę, bet prieš tai yra pasakyta truputį kai kas dar. Išmintis. Prieš viską stovi išmintis. Po to tik patirtis ugdo ištvermę. O išmintis įgaunama kada? Kaip? Kaip įgaunama išmintis? Išmintis įgaunama visų pirma suprantant, žinant, o paskui patiriant, išgyvenant ir įgaunant patirtis. Todėl, brangiai, mūsų išlaiko Dievas, bet jis mus laiko per doktriną, brangiai. Per mokymą. Šitas žodis mokymas
jisai reiškia doktriną. Raštas visų pirma mums padeda suformuluoti mokymą, suformuluoti požiūrį, doktriną, požiūrį į Dievą, požiūrį į gyvenimą, požiūrį į daugelį kitų dalykų. Į tai, kaip turi būti vertinami šiam pasaulyje vykstantis įvykiai, mūsų gyvenime vykstantis įvykiai, mums turi suformuoti mokymą, švento rašto teisingas mokymas. Nes mūsų samprata suformavę šio pasaulio mokymas apie gyvenimą, jo prasme, įvykius, kurie supa mus ir kaip į juos reaguoti. Ir tema, kuri mane guodžia, skausme, tema, kuri mane guodžia, nors aš esu be galo silpnas, taip pat be galo silpnas ir negaliu stovėti, yra tema apie Dievą. Tema apie Dievo visą valdystę. Tema apie tai, kad Dievas niekada neklysta. Tema apie tai, kad jis yra tyras, tobulas ir niekada neklystantis. Ir aš noriu paskaityti iš doktrinų sąvado, gal teko matyti. Labai svarbu, brangiai, mums pasižiūrėti į mokymą. Be galo svarbu. Kai kyla mumyse įvairūs svarstymai, įvairūs abejonės, mums reikia stotis ant rašto ir ant mokymo. Mes labai dažnai iš čia sakom raštas, ne tik raštas, mokymas šventojo rašto. Labai svarbus, be galo svarbus, nes kai tu iš čia išeini, tu gyveni taip, kaip tu esi išmokytas gyventi. Taip, kaip tu esi išmokytas interpretuoti raštą, taip, kaip tu išmokytas įskaityti ir matyti jį, taip tu gyveni. Ir niekaip kitaip tu negyveni. Niekaip kitaip. Tai be galo svarbu. Be galo svarbu. Ir šitoj knygutėje iš tikrųjų yra surašyti tie esminiai tokie, kaip pasakyti, postulatai, esminiai dalykai apie Dievą. Jeigu ir pirmas dalykas čia yra apie religiją, mes praleisim, nes šiandien religija žodis ir turi ne tą konotaciją, apie kurią čia parašyta. Jis turi tokį blogą labai konotaciją. Bet iš tikrųjų pats žodis nėra tai, kaip mes jį šiandien matom. Bet pirmas dalykas mes galime pažinti tik todėl, kad jis nustatė ir davė mums apreiškimą apie save. Niekaip žmogus negalėtų pažinti Dievo, jeigu Dievas nebūtų apreiškęs savęs. Niekaip. Jokių kitų būdų. Niekaip. Tik tai apreiškimo dėka. Dievas nusprendė kritusiam žmogui pats atsiverti. Tu nebūtum jo pažinęs, tu nebūtum atėjęs pas Kristų, tu nebūtum Dievo rankose, tu nebūtum jo išgelbėtas, jei Dievas pats tau nebūtų save apreiškęs. Niekaip. Ir tai yra jo malonė. Ir tas apreiškimas yra keleriopas, aš nesigilysiu į tuos terminus, bet jis keleriopas. Vienas jisai per šį pasaulį, mes žiūrime į šį pasaulį ir mes sakom, kažkas turėjo jį sukurti, jis per daug gudras, išmintingas, per daug tobulas, per daug gražus, per daug nuostabus. Kas galėjo sugalvoti tokį dalyką kaip meilė? Saulė, mėnulis, žvaigždės, visatos platybės, jūros gelmės, 11 kilometrų jūros gelmėj Titanikas. 11 kilometrų. Mes žiūrim ten, o verta pasižiūrėti ir ten. Ir verta pasižiūrėti ten.
čia labai nedaug iki krūtinės širdis, bet tavo širdis yra beproto gilus vanduo. Beproto gilus vanduo yra žmogaus širdis. Kas jį gali ištirti, mes šiandien išgirdom. Kas jį gali ištirti? Tik Dievas, sukūręs tą širdį. Tik Dievas. Ir jis davė mums dar labai svarbų apreiškimą, brangieji. Svarbiausią apreiškimą apie save. Kokį jis davė svarbiausią apreiškimą apie save? Mokosi su manimi bygi ir va, išduoda greitai viską. Raštas. Šventasis raštas. Šventasis raštas yra svarbiausias apreiškimas mums apie Dievą. Jūs supraskit, Dievas, kuris yra nepažinus ir nesuvokiamas, nusprendžia prabilti žmogui per žmogišką kalbą. Jis pasirenka, vakar žiūrėjau Bromo istoriją, vakar žiūrėjau Rūtos istoriją, užvakar žiūrėjau šito Augustino gyvenimo istoriją. Žiūrėjau, negalėjau patikėti, kaip Dievas nuostabiai šito žmonės surado. Augustinas buvo visiškas paleistuvis. Absoliutus. Jo, visiškas. Jis pats apie save liudijimą knygą parašęs yra, palikęs. Raštas. Tik raštas. Nieko nėra svarbiau, brangiai, už šventąjį raštą. Todėl labai yra svarbu, kaip tu gyveni. Jeigu tu sakai, kad tavo patirtis yra svarbiau, tada tu stojasi ant šventojo rašto, atsistoji ir sakai, mano patirtis yra svarbiau. Tačiau raštas sako, tavo patirtis nėra svarbiau. Tavo patirtis turi būti tikrinama šventuoju raštu. Tavo mąstymas, tavo gyvenimas, tavo pasirinkimai turi būti šitaip užkloti šventuoju raštu. Niekaip kitaip. Niekaip kitaip. Jeigu yra kitaip, tu eini ne tuo keliu. Tu paklysi. Tu paklysi. Todėl, kad šituose dalykuose bažnyčioje nėra neatsirenkama arba bažnyčia nėra sistematiškai mokoma, aiškinama, kas turėtų stotis. Po ko. Todėl yra labai daug susiskaldimų, labai daug įvairiausių mokymų, supratimų ir įvairiausių aiškinimų. O aš paminėjau tokį žodį sistematiškai. Pasakysiu taip, sistematiškai reikia ne Dievui, sistematiškai reikia mūsų protai. Nes mūsų protas niekaip kitaip nesupranta, jis supranta tik sistematiškai. 2 + 2 = 4. Aišku. Tas po to lygu tiek. Tas po to lygu tas. Todėl čia labai gražiai yra, labai daug rašto vietų, ar ne, ir apie šventąjį raštą yra, bet ir apie patį Dievą labai gražiai, pasiremiant šventuoju raštu. Yra mums papasakojama apie Dievą svarbiausi dalykai. Ir vienas iš jų tai yra labai svarbus, kuris skamba taip. Dievas yra be galo tobulas. Aš visų neminiu, čia tikroji Dievo esmė tai pradeda aiškinti nuo to, kad jis yra pažinus Dievas, kad jis apreiškia save ir mes galime pažinti. Ne įgyti pažinimą. Dievas yra dvasia, ne kūnas, ne materija, jis dvasia. Todėl jį sunku pažinti kūniškam žmogui. Dievas yra asmuo ir Dievas yra be galo tobulas. Žiūrėkit, kas pasakyta. Dievas skiriasi nuo visų savo kūrinių beribiu tobulumu.
beribiu tobulumu. Jo asmuo ir dorybės neturi apribojimų ar netobulumų. Jis ne tik bekraštis ir beribės, bet taip pat visus savo kūrinius pralenkia moraliniu tobulumu bei šlovinga didybė. Šlovinga didybė. Nesuprasdami Dievo, nesuprasdami švento rašto mokymo, kai kurie šiuolaikiniai filosofai Dievą apibūdina kaip ribotą, besivystantį, kovojantį, kenčiantį kartu su žmogumi, pralaimintį, bet ir nugalintį. Ir čia yra didelė problema. Didelė problema. Daug labai mąsčiau šitam kontekste, daug ir aš vis prisimenu Elihuvo žodžius Jobui. Elihuvas sako, Jobai, ką gero padarai Dievui, jeigu gyveni teisiai? Ar tu padarai ką nors gero Dievui, jeigu tu esi teisus? Tada jis klausia, Jobai, ką padarai blogo Dievui, jei nusidedi? Sako, kalba apie Dievą kaip pralaimintį, kenčiantį, verkiantį. Dėl to, kad žmonės niekaip nepriima jo Evangelijos. Jis verkia. Mes turime tendenciją žiūrėti į šį pasaulį ir į mūsų gyvenimą iš žmogaus perspektyvos. Ir todėl mes gaudom žmonės jausmais. Ir tai neteisinga. Neteisinga. Ką padarai gero, jei tu gyveni teisiai? Ką tu padarai Dievui gero, jeigu tik teikai Kristų? Ką tu padarai jam gero? Ir tada Elihuvas pratęsia. Jisai sako, nieko. Tu pakenki arba padedi pats savo. Tu pakenki arba padedi tik pats savo. Tu Dievui nieko nepridedi ir nieko neatimi. Nieko. Jis tobulai tyras. Tavo šventumas yra skarmalai. Skarmalai. Ir žinot, aš neseniai, jei atsimenat, pamokslavau malonė ar neteisingumas, teisingumas. Ir žinot, tas mūsų šauksmas neteisinga. Ką Dievas privalo tau? Nieko. Žiūrėk, aš suprantu, kad tai yra baisu, ką aš kalbu. Baisu. Aš suprantu, kad tai baisu. Bet mums be galo reikia pagalvoti apie tai. Nes šiaip visa tai yra mūsų paguodai. Tai, ką dabar kalbu, tai yra mūsų paguodai. Iš to kyla be galo didelė mums paguoda. Mes esam tokio Dievo vaikai, tokio Dievo rankose. Ir mums duotas pažadas, tu iš mano rankų nebūsi išplėštas. Nebūsi. Nors ir pražūsi. Nors tavo kūnas numirs. Nors mirtis, jinai paims gyvybę. Tu nepražūsi. Tu esi mano rankos. Ir aš tau duodu pažadą. Manęs paveikti negali niekas. Aš niekam neatsiskaitau. Nuo nieko nepriklausau. Niekas
neturi man kuo patarti. Tada mes skaitome apie Dievo požymius, kurie be galo svarbus, be galo svarbus. Be galo svarbus, kaip mums reikia juos įsižiūrėti. Aš tikiu, kad jūs paskaitysit. Ir pavyzdžiui, čia yra sakoma apie pirmąjį požymį Dievo. Jis visiškai nepriklausomas nuo nieko. Visiškai. Ir čia labai daug rašto vietų priminėta. Dievo nepriklausomybė arba nuo niekieno nepriklausoma egzistencija. Tai reiškia, kad Dievas yra savo egzistencijos priežastis ir priešingai žmogui nepriklauso nuo niekieno išskyrus save patį. Atsimenat rašto vietą. Ką sako Jėzus? Aš turiu galią atiduoti savo gyvybę ir ją vėl pasimti. Kaip mano tėvas teikia gyvybę, taip ir aš teikiu gyvybę. Niekas negali paimti iš manęs mano gyvybės, nebent aš ją pats paaukoju. Niekas. Kaip baisu, viskas nuėjo ne taip, kaip turėjo būti. Kaip taip gali atsitikti? Dievui, kuris yra visagalės ir žinantis viską, ir pagal kurio amžinąją valią vyksta kiekvienas dalykas. Niekas. Jis visiškai nepriklauso nuo nieko. Antras dalykas, jis visiškai nekinta. Visiškai nesikeičia. Jis toks, koks buvo, toks ir yra. Ir man labai patiko tas klausimas, čia buvo užduotas mūsų pokalbio metu. Kodėl Senojo testamento Dievas skiriasi nuo Naujojo testamento Dievo? Tai yra labai dažnas klausimas. Labai dažnas, jis geras klausimas. Bet mums reikia jį atsakyti savo, bažnyčia. Dievas niekada nebuvo kitoks. Niekada. Niekada nebuvo kitoks. Dievas nesikeičia, žmogus keičiasi. Ir atsimenat, mano atsakymas buvo toks, kai nueisim į dangų, sakysim, oho, tu pasirodo, kaip tu pasikeitėjai. Oho, iš žemės kažkaip buvai kitoks, o dabar tu, oho, kaip pasikeitėjai. Bet atsakymas priešingas, pasikeitėjai tu, o ne jis. Tavo akys buvo atvertos. Ir tu pamatėjai veidas į veidą. Kaip apaštalas Paulius sako, mes matysime jį veidas į veidą ir tapsime panašus į jį, tobulai panašus, nes matysime jį tokį, koks jis yra. O Korintiečiams skyriui 5, kurį skaičiau, antro Korintiečiams 5 skyrius pasakyta, jūs šiandien atskirti nuo jo. Jūs nematote jo, jūs jį matote per raštą. Jūs jį matote per raštą. Jūs jį matote per jūsų tikėjimo išbandymą. Kuriuo jis yra labai užsiėmęs. Nes išbandytas tikėjimas vertas pagarbos ir yra brangus. Neišbandytas nieko nevertas. Kas iš to, kad tu sakai viešpatie, bet pirmam išbandymui iškilus tu palieki jo kelius? Kas iš to? Kas iš to, kad tu sakai, tėve, mūsų maldą, kaip tu drįsti ją sakyti? Jeigu tu nesi Dievo vaikas, kaip tu drįsti?
Tu gali ją sakyti tik tai tada, kai tu esi Dievo vaikas. Išgelbėtas iš malonės, per tikėjimą. Ar yra kada nors jis Dievas nugazdinęs? O kaip tai sveika? O kaip tai sveika? O kaip to reikia? Dievo niekas negali apriboti. Niekas. Niekas negali apriboti. Kai tu sakai, arba aš sakau, kad Dievas deda labai daug pastangų gelbėti žmonės, bet žmonės nenori tikėti. Tu Dievą bejėgiu darai. Ar aš bejėgiu Dievą darau? Bet aš sakau, kad žmogaus valia aukščiau už Dievo valią. Negali tai būti. Negali tai būti. Kad Dievas negalėtų išgelbėti to, kurį numatė išgelbėti. Negali tai būti. Negali tai būti. Negali taip būti. Negali tai būti. Jis visagalis. Jis visagalis. Ant jo laikosi viskas. Jis viską valdo ir viską kontroliuoja. Negali tai būti. Jeigu tu tai supranti, tave turi nugazdyti, tai kodėl atsitinka baisus dalykai? O todėl, kad aš jau atsakymą daviau praeitą kartą. Daviau. Nebuvot. Neklausėt. Ai, nebuvo įrašo? Niekas, brangieji, niekas nenustebino Dievo, kas įvyko šiame pasaulyje. Viskas, kas vyksta šiame pasaulyje, vyksta tobulai pagal jo parašytą scenarijų. Ir aš kada vakar žiūrėjau tiek Rūtos gyvenimo istoriją, tiek Abraomo gyvenimo istoriją, aš sėdėjau galvojau, Viešpatie, kaip tiksliai tu kalbi per šitų žmonių gyvenimus. Rūtos istorija pasirodo yra skausminga, Noemės istorija, be galo skausminga istorija. Aš galvoju, kad tik Jobo istorija yra skausminga. Be galo skausminga istorija. Nėra ką valgyti Izraeliai. Teisėjų dienos. Izraelis vaikšto neteisumo keliais. Ir užeina badas. Ir jos vyras, jisai išeina į Moabo kraštą, pasiima Noemę, pasiima savo sūnus. Ir ten jo sūnus veda Moabitės dvi. Ir begyvenant, bebūnant, vyras Noemės miršta. Jis miršta. Paskui miršta vienas sūnus, paskui miršta kitas sūnus. Sėdi ir galvoju, Viešpatie, jeigu čia būtų taškas, kokia baisi istorija. Kokia baisi istorija, koks baisus likimas žmogaus. Čia gali sakyti, nepakluso. Bet man labai patiko jos tie žodžiai. Sako, aš kaip žmona, aš paklusau savo vyrui, kuris mane išvedė. Ar aš galėjau ką padaryti? Ir aš taip sėdžiu, galvoju, brač, tikrai, eik tu savo. Kodėl, sako, tu baudi mane? Kodėl tu paimi mano sūnus? Kodėl?
Bet ta viltis jos, tas pasitikėjimas Dievu, kažkas nuostabaus, kažkas ypatingo, kažkas nesuvokiamo. Aš sėdėjau ir galvojau, raštas sako, Naujasis testamentas, mes visi nusidėliai, kaip šitie žmonės gebėjo taip tikėti. Tiek Abraomas, Senajame testamente, bet pasakyta, kad jie tikėjimo žmonės. Rūta mums kaip tikėjimo žmogus pristatyta. Rūta iš viso. Noemi grįžta į savo kraštą, nes pas ją atsiunčia draugė tą pasiuntinį, sako, Izraelis pakilo, Dievas pasigailėjo Izraeliuje vėl pradėjo laukai nešti derlių ir mes turime ką valgyti. Rūta sako, reikia grįžti, Noemi sako, reikia grįžti. Jinai savo tom dukrom, marčiom, jos dukromis save laiko, pagal to įstatymo laikmetį jos turėjo būti dukromis laikomos. Tai sako, eikit pas savo motinas, gyvenkit, aš paleidžiu jūs, bet Rūta pasiliko, sako, aš negaliu, aš pamačiau kitokį gyvenimą, būdama su tavimi, pamačiau kitokį vertinimą, sako, tavo tauta bus mano tauta, tavo Dievas bus mano Dievas. Ir jinai sugrįžta, jinai pareina, daug paniekinimo dėl to, kad Noemi prasideda Moabite, bet niekas nemato jos širdį tikėjimo, ją niekina. Bozas atkreipia dėmesį, jis pamato ją kaip padorę, kaip tikrai darbščią moterį, jis pamato ją kitokią. Ir Noemi pamokina ją, paskui vieną dieną atsigulti jam prie kojų, kai jis užmiega po šventės, po derliaus nuėmimo. Jis atsigula prie jo kojų, jis atsikelia ir jisai sako, žinai, jis pats, nežinau, aš taip sėdžiu galvoju, jis pats nedrįso pasakyti jai, kad jis ją pamilo. Tai Noemi išmintinga moteris. Ir judu taip atsikėlė ryte, sako, tu turi išeiti, nes jeigu išeisi vėliau, sako, kol saulė nepakilo, daug bus apkalbų, sako, sakys, kad mes čia kažką darėm negerai. Bet jinai taip, judu palinko kalbėtis ir man Kristus ir bažnyčia, jinai sako, bet aš neverta tavęs. O jisai sako, taip, bet aš tave pamilau. Tu žiūri tas istorijas, tu matai, kad Dievas jomis piešia Kristaus atėjimą, kad Dievas turi savo planus, kad Dievas nori apreikšti žmonėm, koks jis yra, kad jis nori parodyti mums ir norėjo per tas visas tikras istorijas parodyti, koks jis yra, jis galingas, jo niekas negali pakeisti. Žmogus patyrė didžiulį skausmą, bet tai tapo be galo dideliu palaiminimu. Bet koks dar svarbus dalykas, Bozas sako, kai jinai pasakė, sako, aš pamilau tave, aš matau, kad tu padorus vyras. Ir jinai irgi sako, ir aš pamilau tave. Ir jisai irgi sako, ir aš pamilau tave. Bet sako, yra vienas dalykas. Brač, kaip tai svarbu, atsiprašau, tą žodį brač. Atsiprašau, pakeisiu. Labai, nežinau, kaip jis yra. Sako, yra vienas svarbus dalykas. Sako, mane riboja tave į žmonas paimti įstatymas. Prieš įstatymą negaliu tavęs paimti žmonas. Yra dar vienas giminė, kuris pirmiau pretenduoja į tavo uošvio žemę ir į tave. Ir aš sako, negaliu prieš įstatymą. Kur mes prieš įstatymą buvom? Iš viso nurašyti. Visiškai nurašyti. Vienintelė žydų tauta buvo išskirtinė, tobula ir mylinti Dievą. Neduok Die kokiam pagoniui pasimaišyti tenai ir pretenduoti jų malonės. Įstatymas iš karto pastatytų į vietą ir greit būtų užmėtyt akmenimis ir Bozui tai grėsė. Dėl to, kad jis pamilo tą merginą,
iš svetimo krašto. Aš turiu išpildyti įstatymo reikalavimą. Mūsų mano užpraeito sekmadienio iš Romiečiams laiško kalbėjimas, ne? Įstatymas geras, jis geras ir jis teisingas ir tobulas. Mes mirėme tam, kad gyventumėm vykdant jį. Mes gimėme tam, kad jį vykdytumėm dvasia, o tai yra gyvenimu mylėdami. Ir Dievas tą galią davė savo vaikams. Bet Dievas mums nieko neskolingas. Nieko. Kai tu sakai, už ką man tai, aš atsiprašau šitas mintis, bet kai aš sakau, už ką man tai, o ko dar tu vertas? Tu vertas kažko daugiau, jeigu taip žiūrėti. Tu netaptum Bozo žmona, jeigu Bozas tiesiog nepaimtų tavęs. Viskas. Jeigu Bozas neįspręstų įstatymo reikalų, kuriuos jis išsprendžia. Nes tas atsisako, dėl Rūtos atsisako tų žemių. Nereikia man čia pagonės. Sako, gerai, man reikia. Sako, aš jai neturtus dalinsiu, pagal įstatymą negalima duoti. Bet sako, savo širdies pusę atiduosiu. O čia įstatymas nedraudžia. Dievas mums padovanojo savo širdį. Dievas mums padovanojo kažką nuostabaus. Dievas mums padovanojo save. Bet jis nėra mums skolingas. Nėra. Mes priklausomi nuo jo, mes einame per skausmą. Kaip ir sakiau, pažiūrėkit, Dievo valia, kad iš Rūtos gimtų Dovydo senelis. Iš pagonės Rūtos, kuri atėjo per tikėjimą Dievu į tautą, turėjo gimti Dovydo senelis, iš kurio gimė Jeftė, o iš Jeftės Dovydas. Dovydo tėvas, o tada Dovydas karalius, kurį pateps Dievas būti Izraeliui karaliumi. Kas aš toks, kad aš smerkčiau kažką? Vėl pasakysiu, bračiai. Brol, šiaip geras žodis, brol. Ir kai mes kalbėjome apie tą maldą, man tai patiko jūsų mintys, man tikrai be galo patiko jūsų mintys. Ir kai mes priėjom prie tos galutinės tos išvados, akivaizdu, kad pagrindinis dalykas maldos esmė jinai yra todėl, jinai iš viso egzistuoja todėl, kad mes priklausome nuo Dievo. Mums be galo sunku yra susitaikyti su Dievo valia. Ir malda yra būtent iš to. Sėdė Abraomas po medžiu savo. Ką sako? Auka? Ką sako? Aukurą sudėt? Taip, filmas taip sėdė, jisai taip šneka po su savim, ten žmonės va. Ką sako? Aukurą sudėt? Aukurą. O ką aukos? Ką reikia paaukot? Ne, Dieve, negali būti. Tikrai? Atsikelia ryte anksti ryte. Visi dar miega. Sūnų uždeda ryšulėlį, savo uždeda ryšulėlį, išeina.
Sako, Dieve, kiek dar tu bandysi mano tikėjimą? Ar aš dar neįrodžiau tau, kad patikėjau? Rašte to nėra, bet čia mes, čia aš. Kiek dar aš turiu įrodyti tau savo tikėjimą? Ir tokia kaina. Bet tai Kristaus istorija. Kristaus aukos istorija, kaip tėvas aukoja savo sūnų. Mums gyvenimas, šitų žmonių gyvenimų parašyta istorija mums, kaip Dievas aukoja savo sūnų. Ir jie nueina, užlipa ant to kalno. Labai gražiai parodytas tas momentas, kai, reiškia, jau Sara, jinai žila, visiškai žila, jinai prasikelia ryte, neranda vyro, reiškia, ir jinai ateina, kur visos ožkos ir visi tie aviukai, avinai suvaryti į gardą, ji prieina prie prižiūrėtojų ir sako, ar mano vyras paėmė kokį avinuką aukai? Ne, sako, kaip tai nepaėmė? Sako, ožiuką? Ne, sako, nepaėmė. Kaip tai nepaėmė? Kaip tai nepaėmė? Ir jinai pradėjo bėgti to kalno link, šaukdama, ne. Aišku, kad tai, kad sustiprit mūsų mintis, kad parodyt, kad Dievo valia yra tokia paprasta, kaip mums atrodo. Jei gali patrauk nuo mane šitą taurę. Patrauk, jei gali patrauk, paimk nuo mane šitą taurę. Bet te būna tavo valia. Wow. Wow. Jie sudeda aukurą, didelis aukuras. Abraomas laikosi, matosi, kad jis laikosi, jisai nerodo sūnui ašarų. Dar prieš lipant jūs atsimenat, sako sūnus, o tai kur tas avinėlis, sako, Viešpats parūpins avinėlį. Viešpats parūpins avinėlį aukai. Ir ar neparūpino sūnaus? Ir tada deda, sako, atnešk tos visus žagarus. Jis atneša tų žagarus, deda ir taip jau Abraomas savo žagarus padėjo ir jis taip deda tos žagarus ir Abraomas paėmė už rankos, sūnaus prisitraukė ir įriša kaip avinėlį. Sako, Tėve, ką tu darai? Suriša kojas, rankas, paima jį ant ranko. Padeda ant aukuro. Viskas taip ir buvo. Paima peilį. Iškelia. Laukia. Abraomai, nežudyk savo sūnaus. Ir pradeda bliauti avinėlis baltas. Šalia visai medės pradeda bliauti. Negali Abraomo sūnus išpirkti žmogaus. Jis neskirtas tam. Dievas buvo numatęs tikrą auką. Bet šitam vyrui reikėjo praeiti visą tai, kad tai būtų pamokos mums. Kad tai būtų pamokos kartų kartoms. Jo būsimiems vaikams. Tikėjimo vaikams. Ne kūno. Tikėjimo vaikams. Dievas neklysta. Ir Dievas nėra stoikas, kuris ten dangui sako, šiukštu, čia ne man dabar nepriekaištauk. Ne, jis supranta skausmą. Jis supranta mūsų silpnumą. Jis supranta, kad mes nesuprantam jo kelių. Jis supranta. Žydams autorius kalba ir sako, mes turim ne tokį užtarėją, kuris stovi kaip stoikas, žiūrėk man čia, tikėk manim. Jis
pats praėjo per šitą išbandymą. Jis pats praėjo kaip avinėlis, pjaunamas avinėlis ir nepriekaištavo. Atidavė savo gyvybę. Ir jis labai gerai supranta tavo skausmą. Labai gerai. Bet jis daugiau, nei mes galime suprasti. Jis didingiau, nei mes galime pakelti. Išlovingiau, nei mes suprantame. Ir jo keliai yra kur kas tobulesni, nei mes galime pakelti. Jis pilnas paguodos, meilės, gailestingumo. Čia labai daug yra išvardinta kontekste jo tų požymių. Gerumas, išmintis, meilė, malonė, gailestingumas, kantrybė, teisumas, tobulas teisumas, be kliaudos ir dėmės. Jei tu galvoji, kad Dievas teisingumą sumenkina malonės sąskaitą, tu jį darai melagiu. Jei tu galvoji, kad Dievas kažkaip tai sumažinam nuodėmės atpildą dėl to, kad tu ten malonę tau reikia suteikti, tu meluoji, tu nesuvoki tikrovės, jokių būdų. Jobo 34 skyrius, berods, 34. Elihuvas sako Jobui sako, Dievas žmogui kalba. Jis kalba daug kartų. Jis kalba per sapnus. Jis perspėja žmogų, kad žmogus nenueitų į kapą, nepražūtų amžiams. Ne kad nemirtų, kad nepražūtų amžiams. Kad jis atgailautų, kad jis priimtų Dievą, kad jis tikėtų, kad jis nenueitų į kapą ir ten nesupūtų, kad jis būtų prikeltas. Dievas kalba žmogui. Kodėl jis tai daro, Jobai? Kodėl jis gelbsti žmogų, Jobai? Čia po to, kai jis sako, ką gero padarėjai, buvai teisus ir ką blogo padarėjai, nusidėjai. Sako, Dievas gelbsti, Dievas kalba, Dievas daro. Sako, kodėl? Kodėl jis perspėja žmogų, kodėl jis kalba žmogų apie tai, kodėl? Atsimenat? Normalu, nes aš gilinuosi. Jūs nesigilinot. Nes rado išpirką. Nes rado išpirką. Jis negalėjo pažeisti įstatymo, jis teisus ir teisingas, jis tobulas, įstatymas turi būti įvykdytas, jis rado išpirką tau. Jis rado mums išpirką. Ne tu radai. Sperdžinas labai gražiai sako, suprantat, mūsų problema yra kokia. Mes, sako, norim valdyti malonę. Mums atrodo, kad Dievas duoda mums malonę, kad mes ją valdytumėm. Ne, sako. Malonė ateina mus valdyti. Malonė mus valdo teisumo link, kreipia teisumo link, o ne mes malonę valdom. Ne. Yra apie ką pamastyti.
Nes Dievas yra tobulas, visagalis, visažinis, visavaldantis. Jis nėra stoikas ir kietas kaip akmuo, jis yra meilė. Bėda tame, kad mes iki galo nesuprantam jo kelių, mes iki galo nesuvokiam ir mums skauda, bet jis paguodžia. Jis paguodžia. Jis paguodžia mus. Jis rado išpirką. Jis nuteisino. Jis išgelbėjo. Ir mes, brangiai, esame jo tik todėl, kad jis pasielgė taip, kaip Bozas pasielgė su Rūta. O taip va. O va. Jis pasirinko. Jis pasirinko. Ir man labai gerai, man patiko paskutinę mintį pasakysiu. Sako, Sperdžianas sako, žinai, kaip kvaila būtų girdėti iš vaiko tėvui sakant apie brolį sesę, ką tu čia pagimdėjai? Ką galėtum atsakyti? Nu kas išėjo, tą ar pagimdžiau? Tai ne aš ten dėliojau viskas, smegenys, kas išėjo, tą ar pagimdžiau? Tai ko tu čia man priekaištauji? Jeigu nuo manęs tai būtų priklausę, tai labai, sako, tai vat kartais mes, va taip, va, sako Dievui, apie kitus, apie situacijas. Ką tu čia darai? Darau. Atsimenat Senojo testamento žodžius jo tikintiesiems. Aš tau turiu ateitį su viltim. Tavo geroviai. Ir ėmė knygą. Gintas pas mus rašto žinovas labai geras. Jis tiksliai žino, jeigu paklausit, jis pasakys, kurioje vietoje. Aš kartais vaidinu, kad žinau, bet nežinau, žinokit. Bet Gintas, jisai mane patikrina visada patikrina. Jie sako, ne ten parašyta. Sako, aš turiu tau ateitį su viltim, tavo geroviai, tavo paguodai. Ir tada Apreiškimo knygoje mes skaitom, aš nuvalysiu visas jūsų ašaras. Nors šiandien yra labai daug skausmo ir labai daug neapibrėžtumo ir labai daug netikrumo ir neaiškumo. Bet atsakymų daugelį jūs gausit. Jūs gausit. Nebūtinai čia. Nebūtinai čia. Nes Jobo knyga mane žavi tuo, mane būtent tuo ir žavi, kad šiaip tokia esmė Dievo kalbėjimo Jobui yra tokia. Ieškok mano veido, bet negalvo, kad aš tau privalau atsakymą. Aš tau neprivalau nieko. Tu gyvensi, jei ieškosi manęs. Ieškok. Esi kūrinys, ieškok. Nes tu nuo manęs priklausai. Jei nori paveldėti